Man už nugaros 7 mėnesiai mėsavalgystės. Ką tai reiškia? Karnivorė mityba. Mėsa, kiaušiniai, sviestas, druska, vanduo. O man prieš akis viešbučio pusryčių bufetas su savo didžiuliu pasirinkimu. Kas čia nutiko ir kas čia vyks, kas pateks į lėkštę? Pradėsiu nuo vaisių lėkštės. Pirmiausia, akį patraukė arbūzas. 7 mėnesius nevalgiau arbūzo. Norisi, kvepia. Skonis, atsimenu skonį. Dar pabandysiu truputį meliono. Neatrodo taip patraukliai. Apelsinas irgi turėtų būti neblogai. Džiovinti bananai, truputį pro šalį, bet paragausim, kas čia darosi. Skanaus, mėgausiuosi dabar vaisių skoniais, labai daug vandens tame maiste, kas yra labai neįprasta, visą laiką atrodo, kad dabar išbėgs iš burnos man tas vanduo. Dėl meliono tai neapsirikau, nelabai tas skonis jo, bet arbūzas, džiovintas bananas, apelsinas labai skanu. Tai kodėl visgi po 7 mėnesių mėsavalgystės, karnivorė mitybos, aš dabar viešbučio bufete kertu vaisius? Kasgi nutiko? Yra 2 priežastys. 2 priežastys tokiam mano elgesiui. Viena priežastis yra tokia fiziologinė, tai cholesterolis, o kita priežastis yra kelionė, kuri laukia prieš akis. Pradėsiu nuo cholesterolio. Per tuos karnivorė mėnesius man labai pakilo tas vadinamas blogasis cholesterolis. Aš jau startavau karnivorę turėdama pakankamai aukštą 7 milimoliai litre. O karnivorė metu man pakilo iki 13. Iki 13 blogasis cholesterolis, kur norma yra iki 3. Maiste tiek daug vandens, aš buvau atpratus visai nuo tokio vandens kiekio. Tai dabar, kaip įsidedu į burną apelsino ar arbūzo gabaliuką, man atrodo, kad tuo iš burnos fontanas vandens išeis. Tai vis prisidengiu ranką, nes man atrodo, kad neišlaikysiu tokio didelio vandens kiekio burnoj. Tai va, mano blogasis cholesterolis pakilo iki 13. Perskaičiau, kiek įmanoma perskaityti šiai dienai. Atrodo, išknisau visus mokslinius tyrimus. Išstudijavau visą literatūrą, visą cholesterolio paradigmą, visą paradigmos kritiką, lean-mass hyperresponderio fenomeną. Ką tik neišskaičiau, ką tik neišnagrinėjau tą cholesterolio temą. Pagal mano lipidogramos skaičius panašu, kad esu būtent tas tipiškas lean-mass hyperresponderis. Apie tai truputį vėliau, o dabar reikia susirinkti kitą maisto lėkštę, man įprastą maisto lėkštę. Pirma lėkštė buvo vaisiai, antra lėkštė bus mano karnivorė pasilinksminimas. Kiaušiniai, bekonas, labai gerai padarytas bekonas šitam viešbutį, taip kaip aš mėgstu. Na ir truputį įsimesiu agurkėlių, ko nebuvo taip pat 7 mėnesius mano mitybai. Karnišoniukai mano mėgiami. Su apetitu pažiūrėjau dar į šitą kažkokį pieno produkto lėkštį ir į šitą kažką tai tokio, bet gal pradžiai ne, dar įsidėsiu serano ir užteks sviestas. Aišku, sviestas, kas be sviesto. Tai va, jeigu išimti agurkėlius, tai 7 mėnesius mano pusryčių lėkštė atrodė taip. Dabar jau esu visiškai savo įprastam amplua. Dedu sviestą, šiek tiek minkštas, skanus, bet labiau man patinka kietas sviestas, bet ką dabar darysi. Šį kartą bus minkštesnis. Tai grįžkim į cholesterolio temą. Žodžiu, lean-mass hyperresponderis. Ką tai reiškia? Reiškia, kada pereini prie mažai angliavandenių turinčios mitybos, o būtent tokia ir buvo mano mityba 7 mėnesius, tokia kaip valgau dabar.
kiaušiniai, mėsa, sviestas, druska, vanduo. Organizme nebelieka, mityboje nebelieka angliavandenių, net to agurkėlio nebuvo. Tai visiškai nelieka angliavandenių ir organizmas pereina prie riebalų apykaitos, labai intensyvios riebalų apykaitos. Ir kai kuriems žmonėm, maždaug teigiama, kad apie 30% žmonių, tame tarpe ir aš, įvyksta lipidogramai tokie pokyčiai, kad labai pakyla blogasis cholesterolis, pakankamai stipriai pakyla gerasis cholesterolis ir labai stipriai nukrenta trigliceridai. Metabolinė prasme profilis atrodo labai sveikas, nes metabolinė prasme yra skaičiuojamas trigliceridų ir gerojo cholesterolio santykis. Tai viskas, kas žemiau 2, skaitosi labai sveika. Mano santykis šiuo metu yra žemiau pusės, tai ypatingai geras. Tačiau vis tiek negaliu mintyse paleisti tos cholesterolio paradigmos, kad blogasis cholesterolis, aukštas blogasis cholesterolis yra blogai. Atidarius antrą sviesto pakelį, norėjau dėti ant kiaušinių, bet atėjo geniali idėja. Galvoju, reikia dar išbandyti tai, kas nevalgyta 7 mėnesius. Taip, duonelė. Pasiėmiau apkeptos duonelės gabaliuką ir žiūrėsim, kaip atrodo skonis sviesto ant duonelės. Nes planas juk yra pereiti į visą valgystę. Tai nuosekliai tai realizuoju. Tai va, o kad užbaigti cholesterolio temą, tai aš noriu visiškai įsitikinti, ar mano cholesterolis yra ryšyje su angliavandeniais, su insulinu. Ir dabar tiesiog pavalgysiu kurį laiką kitaip, negu valgiau 7 mėnesius, pasidarysiu lipidogramą ir pasitikrinsiu, ar tikrai atsiradus mano mityboje atgal angliavandeniam ir parėjus tiem pabangavimam kraujo cukruje, insulino lygyje, kas pasidarys su mano cholesteroliu, su mano lipidograma, kaip viskas sureaguos. Dabar pagalvojau, kad toksai mano ispaniškas valgymas lietuvio akiai turėtų būti keistas. Pusiau rankomis, valgau pusiau rankomis. Taip jau kurį laiką gyvenu dalinai Ispanijoje ir šitie mano pusryčiai vyksta taip pat Ispanijoje, Madride. Tai kažkaip tai įvaldžiau tą valgymą pusiau rankom ir man taip labai labai skanu. Tai va, viena priežastis yra cholesterolis, o kita priežastis yra ta, kad aš esu pakeliui dabar į Afriką, į Pietų Sudaną ir už poros dienų prisijungsiu prie grupės kitų turistų. Ten keliausim, pažinsim, patirsim ir mano karnivorinė mityba afrikėliai būtų pakankamai didelis iššūkis ir pakankamai didelis iššūkis ir man ir kitiem. Tai nusprendžiau suderinti tuos savo abu tikslus. Vienas dalykas pakeliauti po Afriką be papildomų trukdžių mitybinių ir tapti visavalgę tam laikotarpiui. O kitas dalykas tuo pačiu patikrinti, kaip vis dėlto tas mano cholesterolis reaguoja į angliavandenius. Tai va, 2 tokios paprastos priežastys, viena fiziologinė, kita kelioninė. Ir dabar kuriam laikui pasidarysiu visavalgę. Tačiau norisi keletą žodžių pasakyti ir apie karnivorę mitybą. O, koks tai geras bekonas. Labai mėgstu tokį sausą gerą bekoną gerai padarytą. Pati niekada taip nepasidarau. Turbūt vienintelis dalykas, kuris man patinka labiau darytas viešbučiuose negu mano pačios. Labai patiko man karnivorė mityba. Nesakyčiau, kad buvo lengvas perėjimas. Tikrai perėjimas buvo su iššūkiais, bet kada jau įsivažiavau gerai, o įsivažiavau kažkur po tarp 1 ir 2 mėnesio, kada pradėjo labai gerai virškinti, organizmas puikiai adaptavosi ir valgydavau, maždaug, sakykime, kokius 700 gramų mėsos per dieną, kelis kiaušinius, vartojau nemažai druskos, vandens
Ir tai buvo visa mano tiesa, sviestas. Labai daug valgiau sviesto. Per dieną suvalgydavau maždaug pusę pakelio sviesto. Tai maždaug toksai buvo mano meniu. 700 gramų mėsos, pusę pakelio sviesto, kokie 3-4 kiaušiniai. Ir viskas. Ir taip 7 mėnesius. Ir labai neblogai visame tame jaučiausi. Kas man patiko labiausia? Labiausia man patiko tai, kad užmiršau, kas yra pilvo pūtimas, kas yra diskomfortas virškinime, kas yra alkis, kas yra noras kažkokių tai saldumynų, užkandžiavimų ar kažkokio tai kitokio nesveiko maisto, traškučių ar dar beleko. Žodžiu, sveikatos savijautos pusė tikrai pagerėjo, tikrai tame buvo didelis pliusas, bet didžiausias turbūt man pliusas ir pats smagiausias, ko mažiausiai ką buvau susikaupus, tai buvo toksai supaprastėjimas gyvenimo būdo. Taip viskas pasidarė paprasta, viskas aišku. Paprasta apsipirkti, paprasta gaminti. Šaldytuve visą laiką labai aiškus produktai, nereikia jokių sąrašų daryti į parduotuvę. Pusrytėlį į pabaigą, dar puodelis arbatytės. Prie arbatos, aišku, apžiūrėjau tipinį prekystalį, kas įmama yra prie kavos, prie arbatos, bet iš to prekystalio nieko neėmiau. Jokių bandelių, jokių saldukų, jokio cukraus, vis dėlto prie cukraus grįžti nenorėčiau. Bet užtat pasiėmiau džiovintų vaisių, to paties banano džiovinto, dar ten kokoso drožlių įsidėjau, kažkokią dar razinką, pamiršau šaukštelį, tai su šakute nusausinsiu arbatą. Apibendrinant, mano patirtis karnivorė mityboje labai gera. Nesu nusprendusi, kas bus po tų dabar keletos dienų visavalgystės. Savaitę būsiu Afrikoje, po to grįšiu jau nebe į Lietuvą, o pratęsiu buvimą Ispanijai. Dabar aš netgi pasinaudosiu progą ir paprašysiu paspausti prenumeratos mygtuką, nes noriu surinkti 1000 prenumeratorių, kad galėčiau monetizuoti kanalą. Ir tiesiog tavęs prašau, paspausk tą mygtuką, kad galėčiau kurti toliau smagų turinį. Man smalsu ir įdomu pažaisti su YouTube kanalu ir tikiuosi, kad pavyks pakurti gero, kokybiško, naudingo turinio apie sveikatą, apie mitybą, apie keliones galbūt, žodžiu, gyvenimo skanumai, visom temom, kas įeina man į tą savoką gyvenimo skanumai. O su karnivorė mityba manau, kad aš neatsisveikinu, manau, kad tai yra tiesiog etapas, tiesiog tokia pertraukėlė. Džiaugiuosi tai 7 mėnesiais, džiaugiuosi, kad padariau, tiesiog keliu tauriai savo sveikatą ir laukite pratęsimo.